Labas vakaras. Čia noriu su jumis pasidalinti vieną istoriją, kuri mus privedė prie tam tikrų išvadų renkant elektros skydą. Tai vat, atsimenu kaip šiandien. Vasara, karšta, dirbu objekte, 3 metrų aukšte, ant vienos kojos ant kopėčių skambutis. Galvojau mama, kaip įprasta, bet ne, buvęs klientas. Atsiliepiu, nebijau atsiliepti su buvusių klientų skambučius. Na, tai būna, kai normaliai dirbi. Na ir girdžiu. Sveiki, Robertai. Name dingo elektra, kameros nerodo, signalizacija atsiuntė pranešimą apie sutrikusį išorinį maitinimą. Aš ne Lietuvoje, aš esu Latvijoje, reikia kažką daryti, suprantat. Šaldytuvas, kameros, signalizacija, šaldytuvas plauks ir taip toliau. Na gerai, sakau, nuvažiuosiu iki objekto, nuvažiavau, žiūriu, prie skaitliuko išmuštas automatinis jungiklis. Pakėliau aš tą automatinį jungiklį, nieks neįvyko, daugiau nieks nesutrumpino, bet ir name elektra neatsirado. Okay, sakau, reikia patekti prie namo elektros skydo. Galbūt yra kažkokie giminaičiai ar kaimynai turintis jūsų namo raktus. Sako, kad ne. Tai galiausiai užsakovas turėjo susitikti su savo broliu gyvenančiu Klaipėdoje, o tas savo ruožtu atvažiavo į Vilnių įleisti vargšų elektrikų į namą. Jie pamatėm išmuštą įvadinę automatinį jungiklį ir garažo apšvietimo automatą. Supratom, kad bėda garažo apšvietime. Pradėjom aiškintis ir išsiaiškinom, kad jau kurį laiką buvo aiškinamasi, kodėl varva vanduo pro garažo stogą. Garažo lubos buvo paliktos monolitinės, atitinkamai pirmo etapo metu kabelius mes vedžiojom per garažo stogą, po to mūsų kabeliai pasidengė storų apšiltinimo sluoksnių ir viskas užsitraukė prilydoma danga. Aišku, kaip šiandien pamenu, klausiau stogininkų. Tikrai bus gerai, a ne varvės. Pergyvenau, būtėmės ten sandarinam tas skylės, o sako, ne, dantį duodu, 15 metų garantiją. Praktika parodė savo. Tai va, nesmė, tai išardėmės judesio daviklį buvusi per garažo centrą ir pamatėm ten oksidaciją, rūdys ir supratom, kad bingo, va čia vat ir bus bėda, jeigu šitą jutiklį jau kurį laiką varvėjo vanduo, kaip jisai privedė prie trumpo jungimo. Kas pasikeitė mūsų elektros skyduose po šios situacijos? Ogi nieko, nustojom atsiliepti ragelį buvusiam klientui. Pasikeitė tai, kad vietoj įvadinio automatinio jungiklio pradėjo montuoti įvadinį kirtiklį. Kuo skiriasi kirtiklis nuo automatinio jungiklio? Tai automatinis jungiklis yra jūsų kabelio apsauga, kuri yra parenkama priklausomai nuo kabelio ilgio, skersmens, trumpo jungimo srovės ir bla bla bla. Kirtiklis šiuo atveju yra tūpas jungiklis, kuris atlieka tik on-off funkciją. Kaip atskirti nuo automatinio jungiklio? Identiškai jis gali pasirodyti vienodas, bet kartais skiriasi rankenėlės spalva, forma. Na ir matot, čia vat yra 63 amperai parašyta, tai automatinis jungiklis turėtų priekį dar raidytę C, B, D ir panašiai, priklausomai nuo charakteristikų. Dar niuansas apie kirtiklius, tai montuojant skydą įvadinį kirtiklį geriausia pasirinkti didesnio nominalo kirtiklį, pavyzdžiui, pačių 63 amperų. Kodėl? Nes dažnai būna perspektyva pasikelt galingumą ateityje ir pasikėlus galę, kad kas kartą netektų važinėti ir kaitalioti kirtiklio nominalus, tai geriausia iškart sumontuoti maksimalų amperažą ir po to pasikėlus galę nieko daryti nereikėtų. Tai va. Aišku, ten pikti komentatoriai elektrikai, tai ką, ten blemba selektyvumai, ten visa kita, tai kodėl čia muša visus iš eilės automatus, tai jeigu norėtų prisikabinti prie mano situacijos. Tai va, pirmas dalykas selektyvumas, tai kuriuo atveju, jeigu ir būtų suveikęs, šitam objekte buvo išlaikytas selektyvumas, būtų suveikęs, bet kuriuo atveju name būtų išmušę automatą. Antras dalykas selektyvumas yra labiau apie perkrovą, ne trumpą. Iš patirties trumpas jungimas ir selektyvumas neveikia. Norit ginčytis, ginčykitės. Bet kuriuo atveju išmuša tiek įvadinį prie kelio, tiek įvadinį name. Šiuo atveju name buvo šiek tiek žemesnė nominalų automatinis jungiklis prie kelio. Nepadėjo. Tai geriausia montuoti įvadinį kirtiklį, kuris atliks
jungiklio funkcija aptarnavimui skydo ir elektros tinklo, o jūsų įvadinį kabelį saugos automatinis jungiklis prie kelio. Tai va, tikiuosi patiko mūsų išvados, patiko mūsų situacija ir jeigu pašėrinsit, palaikinsit, subscribinsit, tikrai užmotyvuosit toliau dalinti savo know-how. Ačiū.